Sveiki atvykę į Time Club LT apžvalgų kanalą. Su jumis ir vėl sveikinasi Gediminas. Jei užsukote pirmą kartą, kviečiu peržvelgti ankstesnės apžvalgas bei užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Šį kartą pristatome automatinį nardymo stiliaus laikrodį su kiek neįprastos spalvos ir tekstūros ciferblatu. Šio laikrodžio gamintojos japonų firma Citizen yra gerai žinoma ir pažįstama, siūlanti daugybę skirtingų stilių modelių. Šis modelis IN 0120 yra iš ProMaster Diver linijos. Tai sertifikuotas diveris atitinkantis ISO 6425 standarto reikalavimus. Deklaruojamas vandens atsparumo reitingas yra 200 metrų. Laikrodžio diametras 41 mm, aukštis su auselėmis yra 50 mm, kas yra vidutinis dydis nardymo stiliaus laikrodžių. Tiesa, laikrodis yra gana storas. Storis siekia 14 mm. Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, naudojamas mineralinis stikliukas. Suporuotas su guminė apyrankė. Mažmeninė laikrodžio kaina Lietuvoje siekia apie 250 eurų. Išvaizda neleis abejoti, jog tai yra nardymo stiliaus laikrodis. Turime tipinį sukojamo laikrodžio žiedą, angliškai bezel, su minutinė skale bei trikampiuku ties 12 val. Bei švytinčiu taškeliu intarpu. Bendras laikrodžio ciferblato dizainas taip pat primena klasikinius diverius. Masyvūs pailgi valandiniai žymekliai su švytinčiais intarpais, smulki minutinė skalė ties kraštu. Data ir savaitės diena ties 3 valanda. Tiesa, laikrodžio rodyklės ne visai tipinės. Minutinė rodyklė gana ilga, su trikampiuku gale. Tuo tarpu valandinė rodyklė trumpa, savotiška Rolex Submariner valandinės rodyklės variacija, kurios apatinė dalis yra skeletonizuota, be švytinčio intarpo. Laiko skaitomumas yra geras. Neįprasta ir įdomi yra ir ciferblato spalva bei tekstūra. Turime oranžinę spalvą, kuri nuo centro link kraštų tamsėja. Ciferblato paviršiaus danga yra grūdėta, kas oranžiniai spalvai suteikia dar kitokius atspalvius priklausomai nuo apšvietimo intensyvumo. Gaubtas mineralinis stikliukas taip pat šiek tiek keičia ciferblato vaizdą žiūrint iš skirtingų kampų. Galime sakyti, jog oranžinė nėra klasikinė diverio spalva, bet paskutiniu metu dauguma laikrodžių gamintojų eksperimentuoja su šiltesnėmis ir ryškesnėmis spalvomis. Šlifuotas laikrodžio korpusas nieko neišsiskiria. Bezelio kraštų įpjovos pakankamai stambios, bet kiek slidokos, sukibimas su pirštais vidutinis. Pats sukimosi žiedas turi 60 pozicijų, sukasi viena kryptimi. Sukimasis nėra labai tolygus, turi šiek tiek atbulinės eigos. Ant riešo laikrodis atrodo gana smagiai. Nėra labai didelis, bet ganėtinai storas, tad geriau tiktų kiek stambesniam riešui. Šis modelis talpina savyje klasikinius dizaino elementus, kartu įnešdamas ir naujų įdomių aspektų. Laikrodis pagamintas gana tiksliai ir tvarkingai. Negalėčiau paminėti didesnių netitikimų. Tiesa, bezelio veikimas galėtų būti ir geresnis. Šalia šios oranžinės spalvos dar turime geltoną, žalią ir žinoma klasikinius mėlyną bei juodą ciferblatus. Norėjau šį laikrodį palyginti su kitu populiariu diveriu Orient Kamasu. Laikrodžiai yra beveik tokio paties dydžio ir naudoja tas pačias medžiagas, išskyrus, kad Orient turi safyrinį stikliuką. Abu deklaruoja 200 metrų atsparumą vandeniui. Tiesa, Orient nėra sertifikuotas diveris. Taip pat Orient Kamasu reguliari kaina Lietuvoje yra didesnė ir siekia apie 350–400 eurų. Rekomenduoju peržiūrėti mano kitą apžvalgą apie Orient Kamasu laikrodžius. Nuorodą rasite prašyme. Laikrodžio švytėjimo efektas pakankamai stiprus. Gerai skaitomas išlieka apie pusę valandos. Tiesa, tas pats Orient Kamasu švytėjimo efektas trunka šiek tiek ilgiau. Laikrodžio varikliukas paties Citizen gaminamas mechanizmas, kalibras Miyota 8204. Tai pradinio lygio automatinis mechanizmas su 42 valandų eigos rezervu. Tačiau yra patikimas, gerai užsirekomendavęs ir naudojamas daugelį kitų gamintojų laikrodžių. Guminė laikrodžio apyrankė yra pakankamai paprasta. Turi bangeles, skylutes bei grūdėtą tekstūrą iš vidinės pusės, pagerinti sukibimui bei odos kvėpavimui. Apyrankė tinka iki 22,5 cm apimties riešui. Pakeitimui tiks standartinės 20 mm pločio apyrankės. Kągi, metas apibendrinti. Išskirčiau tokius privalumus.
Simpatiškai atrodantis nebrangus automatinis nardymo stiliaus laikrodis. Klasikinis dizainas puikiai dera su naujais dizaino elementais, taip pat kiek neįprasta aktyvesnė oranžinė spalva. Tai yra sertifikuotas daiveris, tiksliai ir tvarkingai pagamintas. Geras kainos kokybės ir specifikacijų santykis. Geras laiko skaitomumas. Neigiami aspektai arba ką galima buvo padaryti geriau. 60 pozicijų bezelio veikimas nėra labai prastas, bet visgi norėtųsi solidesnio veikimo, žiedo sukibimas taip pat gana vidutinis. Už truputį brangiau, mano manimu, buvo galima integruoti ir safyrinį stikliuką. Laikrodis nėra labai didelis, bet norėtųsi bent 1 ar 2 mm plonesnio korpuso. Dabar jis yra 14 mm. Man asmeniškai labai patiko šio laikrodžio ciferblato spalva. Daug linksmesnis ir simpatiškesnis nei juodas ar mėlynas. Puikiai tinka vasaros laikotarpiui kasdieniniam nešiojimui. Tai puikia alternatyva Orient nardymo stiliaus laikrodžiams, būtent šioje kainų kategorijoje. Šį ir daug kitų Citizen bei kitų gamintojų laikrodžių rasite elektroninėje laikrodžiai LT parduotuvėje. Kviečiu pasinaudoti 20% nuolaidos kodu GEDMIS. Tikiuosi neprailgo žiūrėti ir klausyti. Jei apžvalga patiko, prašome paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Laukiama komentarų bei pasiūlymų. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki kito karto.